endobiogenika yra papildomos ir alternatyvios sveikatos priežiūros dalis, tai nėra gydytojai, tai yra endobiogenikos specialistai, tam tikri žmonės, kurie būtent yra pasimokė endobiogenikos ir ją praktikuoja. Ir endobiogenikai iš esmės praktikuoja pagal tą papildomos alternatyvios sveikatos priežiūros licenciją, tai yra licencijuojama veikla, tai nėra tiesiog pasimokiau porą mėnesių, pabaigiau kursus ir aš esu endobiogenikos. Tai iš esmės yra ilga mokymo programa su rimtų iš esmės egzaminų, bent jau taip mūsų studentai sako, bijo kartais to egzamino. Taip, iš tikrųjų, endobiogenikos specialistų tikrai gali tapti ne bet kas. Tai irgi yra reglamentuota, yra ministro įsakymų nustatyta, kokie sveikatos priežiūros specialistai gali mokytis endobiogenikos, tada turi pasibaigti specialius endobiogenikos mokslus, išsilaikyti egzaminą ir turėti licenciją. Tai specialistas būtinai turi būti licencijuotas ir dirbti taip pat licencijuotoj įstaigoje.